Šaukštas proto. Iš asmeninio dienoraščio 2000 metų spalio 11. Važiuoju mažais vingiuotais keliukais, tyčia, ir pasakoju, ką išgirdau konferencijoje. Kol klausiau, matyt, buvau įjungus profesinį režimą, linksėjau ir braižiau mintinius priežastinius ryšius. Bet pasakojant režimas nesuveikė, todėl vairuoju ir lieju ašaras, kaip nesaugiai tai beskambėtų. Pasakoju apie vengiantį prieraišumą. Turiu pastabų vertimo gramatikai, bet vis tiek pasakoju. Kiekvienam mažam vaikui reikia artimų, šalia fiziškai esančių, šiltų ir saugių suaugusiųjų, kad jis galėtų savo tempu tyrinėti, mokytis ir visomis prasmėmis augti. Jei tokių žmonių šalia nėra, vaikas nuolat patiria įtampą ir gilų nesaugumo jausmą. Tokį, su kokiu dorotis jis ar ji dar neturi nei gebėjimų, nei jėgų, sako lektorė. O aš galvoju, todėl gaminasi storą kiautą ir jame slepiasi. Kitiems atrodo, kad darosi atsparus, savarankiškas, susikaupęs, rimtas, bet tai kaukė. Viduje yra visada išsigandęs, įsitempęs, ašarotas vaikas, kuris niekada niekam nesirodo. Kuris, tiesą sakant, gali likti iki pat suaugusio amžiaus ir senatvės. Nes kiautas ir stuburas nėra tas pat. Nes tai nėra tiesiog išaugama, tai galima lėtai ir nuosekliai išspręsti, bet laužyti kiautą labai skauda. Labai. Lektorė sako, tačiau jei vaikai gyvena kartu su naminiais gyvūnais, šunimis ar katinais, arkliais ar dar ko nors, saugumo jausmas paprastai lieka nepažeistas. Ir čia pasakodama jau lieju ašaras, nes jau senai žinau, kad labiausiai už viską pasaulyje norisi, kad kas nors besąlygiškai mylėtų. Ne dėl to, kad stengiuosi, kad gerai mokausi, ar esu gera mergaitė, ką tai bereikštų, bet tiesiog. Taip pat suprantu, kad taip ir buvo, bet mano vaikiškas protas niekaip negalėjo to apžvelgti ir įvertinti kontekstą, realistiškas galimybės ir priimti, kad yra kaip yra, suprasti taip, kaip supranta suaugę. Niekaip. Aš taip norėjau šuns, katino, ko nors. Turėjau gėles ir žuvytės, bet šito teksto kontekste turbūt aišku, kad man reikėjo ne to. Ta jausmą atidžiai suvyniotą tebesinešioju kaip brangų prisiminimą. Šypsausi kiekvienam šuniui ir katinui, gal net kiekvienam gyvūnui, skaitant vabalus, kirminus ir paukščius. Nebejau pelių ar gyvačių, negrūpčioju nuo vikšrų ir bičių, senai išsirdžiau kiautą ir pernaudojau jį sparnams. Ašarotą vaiką pasisodinau į priekinę kišenę, kaip toje pasakoje apie 3 milžinus, kuri man iki šiol irgi graudi. Galvoje susikūriau ne vieną įsivaizduojamą slėptuvę, kuri padeda jaustis ramiai, kai aplinkui užauja vėjai. Viduje vis vypteliu, kai kas nors sako, kad aš labai rami. Taip. Kiauto fragmentus nublizginau iki švytėjimo, gal ir atrodo, kad labai lygu. Atradau, kaip realybėje atrodo tas jausmas, kurio taip norėjau, ir supratau, kad jis tikrai nesulyginamai stebuklingas. Supratau, kaip būtų buvę. Mane jis labai rimtai nunešė labai toli ir dalis manęs niekada negrįžo. Ašarų nestabdau, ką jau čia, ar taip dažnai verkiu. Kaip per gražų filmą, kurį pasižiūriu ir užverčiu. Kalbant, ašarų kanalai bus švarūs. Čia viskas ne apie neviltį, kaltę, apgailestavimą, neteisybę, čia tik džiovinta nostalgija, graži ir graužianti akis. Bet apsikabinti šunį ir gauti rūpestingą šlapios nosies antspaudą į skruostą vis tiek yra stebuklingai gerai. Jei kartais galvojate apie vaikus, kurių tėvai labai užsiėmę savo gyvenimu, galvokit, prašau, ir apie šunis ir katinus. Kad nors kas nors. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus.
Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Nuorodą registracijai į konsultaciją rasit po kiekvienu įrašu. Įrašus rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.